Labas visoms, su jumis sveikinasi Virginija. Jau beveik mėnuo visam kanalui, eina savo. Ir žinot, apie ką papasakosiu šiandien? Aišku, nežinot. Nes aš neseniai sugalvojau, tai ir filmuoju. Dabar jūs matot praktiškai nesusijusius su siuvinėjimu daiktus, bet jie turi labai gilią prasme. Tai šitas skaliolos pavyzdys arba dirbtinio marmuro, tai yra mano darbas, toksai bandymėlis. Čia yra sinovadas, jeigu ką. Jisai simbolizuoja dalyką, kurį jūs nematėt, bet turėjau parodyti. Ir aš jums jį parodysiu, tai yra procesas, kurį aš siuvinėju darbe, buvo įtrauktas į mano procesų sąrašą, bet kai filmavau pirmąjį video, aš jo neparsinešiau namo nufilmuoti. Tai va. O sinovadas, aišku, kaip ir visi hiacintai ir visa kita simbolizuoja, kad jau pavasaris, jau snieguolės laukia žydė, ar matėt? Aš mačiau. Įdėsiu jums paskui irgi, kad matytumėt ir jūs. Jeigu kartais netyčia ką. Tai va, tai dalykas, kurio niekada nematėt. Paukščiukai. Jie simbolizuoja du užmestukus. Jie irgi yra mano darbo, keraminiai. Aš užsiimu ir keramiką kartais. Tai jie simbolizuoja du užmestukus. Ir jie buvo labai paslaptingi, bet irgi tada papasakosiu. Taip, atėjo paukščiukai. Katinas. Šitas nepakartojamas katinas. Miau, 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 miau. Jisai simbolizuoja pabaigtuką. Aš turiu pabaigtuką. Bet nieko daugiau nesakysiu. Tik tiek, kad šitas katinas yra iš Kretos, mani draugė parvežė prieš 1 milijoną metų. Kažkada jis buvo ryžai dryžuotas, dabar išblukęs, bet vis tiek nerealiai fainas. Taip, ate. O šita gervė, kurią irgi kažkiek jau matėt, simbolizuoja įvairiausius naujus dalykus ir eksperimentus. Ir šitą pamatysit iš to. Taip. Tai paukščiukai skrenda į šoną. Taip. Aha. O visą šitą gal man irgi iš šono reiktų pasitraukti, ne? Jeigu girdit fone triukšmą, tai ten kažkuris iš katinų išėjo graužti dėžių. Mano katinai yra graužikai. Ir jie mėgsta graužti dėžes. O jūsų katinai ką mėgsta? Taip. Tai grįžtant prie reikalų. Tai dalykas, kurio jūs niekada nematėt. Tai yra vienas iš mano procesų, kurį aš siuvinėju darbe, kaip minėjau. Ir tai yra Oveno rudeninė audra. Šiaip labai gražus peizažas mano akiai. Taip, viskas matosi, viskas. Oi, labai gerai. Nes tie geltoni tokie beržai ir labai gerai perteiktas, jeigu jums tik tai neblikuoja, tas toks ateinančius audros debesų toks įspūdis, kai dar šviečia paskutiniai saulės spinduliai, bet jau ateina liūtis. Ir čia nesvarbu, kad dvi šarkos tupi ant tvoros ir ant šieno kurvos, bet jau netrukus jos turės skristi. Taip, tai šitą darbą aš pradėjau, išsitraukiam savo programytę. Taip. Tai pradėjau 22 balandžio 25. Jeigu kam įdomu, čia yra 39 spalvos ir 8 blendai. Jeigu ką, čia visi tie PNK siūlai su brabuliukais. Nerekomenduoju. Siūlus, ta prasme. Siūlų nerekomenduoju. Taip. Ko mes čia baigim? Tai va. Pradėjau 22. Tai per 22 iki pusės pasiekiau 20%, paskui ėmiausi rimčiau ir užsispaudžiau iki metų pabaigos, susigalvojau savo planą, kad reikia pasiekti man 30. Jūs nepatikėsit, bet man tai pavyko. Ir aš ne tik pasiekiau 30, bet ir... vienu žodžiu, va čia yra kampas, aš pasiekiau antrą kampą. Taip, va čia yra vienas kampas.
vienas kampas, o čia yra antras kampas, iš blogosios pusės. Siuvinėjasi šiaip neblogai. Šitoj vietoj centre, kur yra medžiai, tai didžiausia ta tokia maišalinė, bet palyginus irgi nieko. Tai va, buvau prisivinėjus iki šito kampo ir labai nuobodu man tos debesis, net ten dideli plotai tokiom irgi murzinom spalvom, liūdėsėlis. Bet gal kaip nors. Tai dabar va, linksminuosi su geltonu spalvom, kaip galėjot pastebėti, geltona yra mano mėgstama spalva. Ir po truputį išsivinės. Galvoju, kokį čia planą susigalvoti šiem metam. Taip, kiek aš turiu išsivinėjus procentų. Taip. Aha. Tai turiu 34,5. Tai jaučiat nuo naujų metų 4,5%. Nerealiai. Turiu išsivinėjus 4,5, 34,5. Nu, iki 50, tai turėčiau pasiekti, aš manau. Tai darbe aš būna galiu pasivinėti per pietų pertrauką. Tai teoriškai aš tam turėčiau turėti pusvalandį kokį nors, nu, tam pasivinėjimui, bet dažniausiai taip nesigauna. Tai aš būna, taip ir sakau kolegai, sakau, nu kas čia per darbas, kad net pasivinėti žmogus negali, nes vis atsiranda kažkokių reikalų. Na, bet irgi taip. Nu, vienu žodžiu, nesužinosit, kiek aš dienų užsivinėjau šiemet, arba šį mėnesį, ir čia, manau, mažiausiai svarbu. Ką atsimenu, kad buvo viena diena, kai išsivinėjau 5 kryželius. Bet išsivinėjau, nes būna dauguma dienų, kai būna 0 kryželių. Tai va. Tai kai išsivinės turėtų būti labai gražus darbas. Taip, kuris čia buvo padarėlis? Čia buvo tas, kurio niekada nematėt, bet apie kurį turėjau papasakot. Papasakojau. Ček. Va čia taip, ček. Taip, kamera, nedrebėk. Nedrebėk, aš pasakosiu toliau. Dabar antroji plano dalis, ką papasakot norėjau jum, ogi apie 2 užmestukus. Taip, tai pirmas keliauja. Tai šitas padarėlis, kaip jau galit nuspėti, nuostabus kinetiškas rinkinys, buvo pradėtas vienas iš pačių pirmųjų, aš iš Kinijos turėjau, nu, vat irgi, kai tik pradėjau karantino gudžiais laikais siuvinėti būtent kryželiu, būtent rinkinius, nes siuvinėjus, aišku, buvo ir anksčiau. Iš Kinijos aš atsisiunčiau tik 2 rinkinius ir daugiau nesusiuntusis. Tai vienas, kurį išsivinėjau, buvo tokie paukščiukai ant vyšnios šakelės, tai šiaip man toks jausmas, kad ten buvo originalus kiniečių rinkinys. Nesudėtingas mažutis rinkinys ir ten, nu, kaip ir viskas tvarkoj, nu, tikrai. O su šito buvo liūdniau. Čia jau, kaip čia, viena iš 2 klasikinių kiniečių istorijų. Viena būna kažkieno padirbiniai, o kita būna per paprastą programėlę pervarytas paveiksliukas. Ir kaip čia, gražus paveiksliukas, bet tas, kas gaunasi, ni kažką. Ir aš jį turiu įsitraukusi kažkur į savo slaptų visų. Taip. Nu, negi aš visiškai ištryniau, negali būti. O, vargelį, aš tave net ištryniau. Nu, bet vienu žodžiu, tai čia greičiausiai bus viskas buvę, ten 20 metų arba 21 pradžioj. Tai va, tai paveiksliukas, čia tikrai labai gražus. Man patiko, va, kaip tik pas mus irgi taip bus po poros mėnesių žydinčios čia vyšnios, manau, kokios nors ar obelis, ar sakuros, ir 2 kielės, ledspiros išspardės ledus, ir ateis pavasaris, ir visa kita, labai graži spalvų gama. Ir žinot ką?
Net schemoje gan gražiai atrodė. Nu, čia, tai va, pavyzdžiui, nu, va, šitas va gabaliukas. Nu, irgi labai gan apypadorė spalvų gama atrodo, bet realiai tai ne. Vietoj melsvo fono mes turim viską žalią. Ir buvo tokie, nu, švelniai ryškus spalvų perėjimai. Tai kuo aš užsiėmiau, tai iš karto blendavau. Tarp kitko, kas yra gerai su kiniečiais, būtent su šitais spausdintais ant kanvos rinkiniais, tai yra spaudos kokybė. Tai yra tikrai ženkliukai aiškus, sužymėti, kanva apmėtyta. Irgi ten, aišku, spalvos ten tokios neoninės, nu, bet nieko ten žinom irgi gamintojų, kurių irgi schemos neoninės yra. Bet paimi savo ir siuvinėjai, ir ta kanva tokia pakankamai kieta, kad tu gali ant jos siuvinėti ir be lankelio, tik tai rankose laikydamas. Tai iš pradžių šitą darbą, kaip matot, pradėjau nuo fono, nes aš supratau, kad nu, reikės tvarkyti visas ten spalvas visais kitas ir blendavau tarpusavį tas spalvas, kad gautųsi kažkokie tokie bent jau niuansai. Ir jis kurį laiką buvo tapęs kelioniniu, nes irgi paprastai, čia susimurdai ten, nesvarbu, čia 11 kauntas, tai ar autobuse kokiam nors, ar mašinoje, ar kokia irgi kelioniai, ir turi kažkiek to tokio laisvo intraverto laiko, gali pasivinėti. Tarp kitko, kinietiškiam siūlom aš ypatingų pretenzijų neturiu. Taip, jie yra sintetika, bet pirma, jie yra be bumbuliukų. Matosi pirštas? Matosi. Taip, štai jisai. Pirma, jie yra be bumbuliukų, antra, netrūksta. Trečia, jie yra pakankamai lygus. Storesni, tai tokiem darbam, kurių, kaip čia, nėra esmė, ten labai lygus ten spalvų perėjimai ar subtilus, kad būtų stabili paletė, jeigu tai nėra svarbu. Tai be problemų, aš, pavyzdžiui, ir Longdogą, kurį matėt Sakrikio, tai irgi išsiuvinėjau su kinietiškais siūlais. Ir dabar irgi Longdogą kinietiškai siuvinėjau. Irgi turbūt iš tvarumo nusiteikimo tvariai. Nes, nu, vienas dalykas irgi nuo to mano vienintelio rinkinio čia liks tų siūlų. Antras dalykas, mano draugė Indrė, kurią irgi jau buvau minėjus su reikalu ir dabar vėl miniu su reikalu. Tai man buvo atidavus porą kinietiškų rinkinukų, kurie yra alesepijos, ten kur būna kokios nuogos ar pusnuogės figūros. Ir jis sako, aš supratau, kad aš jų nesiuvinėsiu. Gerai, sakau. Ir aš matau, kad, nu, tarkim, tikrai nesigautų tas, kas yra paveiksliukyje pagal tai, kaip sudėti atspalviai. Bet ta pastelinė spalvų gama puikiai tinka sampleriams. Tai va, tokie reikalai. Tai va, tai šitas užmestukas, kaip matėt, jis jau net išbrauktas visiškai iš mano visų darbų sąrašo. Nes aš esu pasiryžus, kad aš niekada jo nesiuvinėsiu. Čia hashtagas niekada ir net neklausk. Tai, bet maža ką. Gal mamai pravešiu, gal ne. O gal išsiuvinėsiu. Gal keliausiu. Čia kitą mėnesį į Madridą ir išsiuvinėsiu. Truputėlį. Nors yra ir taip ką siuvinėti. O tai dilema. Taip. Antrasis užmestukas. Atrodo šitaip. Ir mes jį išviniosim. Taip. Ir jums, aišku, nieko čia nesimato, kas čia yra. Čia idėja šito darbo buvo, kad tai bus abstrakcija. Aš šiaip kaip meno rūšį abstrakcijas mėgstu. Ir pagalvojau, kad siuvinėjime mažai abstrakcijų yra. Nes daugiau mėgsta visi siužetinius tokius dizainus, kur yra figūros kažkokios ten, arba bent jau gėlės, kažkokie natiurmortai, peizažai, vienu žodžiu kažkuo daugiau, o ne vien spalvos ir formos. Tai aš irgi iš kažkurio rinkinio pasiėmiau tokią labai liūdną kanvą su didelėm skylėm, kurios man negaila šitam dalykui. Nusibraižiau su siuvėjų kraida rėmelio 4 dydžio ir braižiau linijas įvairiai susikertančias,
ir jas po truputėlį pildau irgi vairiausiais siūlų likučiais. Tai šitas darbas irgi būna užmestukas. Užmestukas jis jau ir taip yra. Jis dar būna kelioninis rinkinys. Ir irgi va, iš kažkurio iš rinkinių, čia pagal viską yra oveno. Tai tarkim su rinkiniais aš dažnai darau taip, kad aš pasidarau kopiją rakto, spalvų rakto ir susiklijuoju ant rūšiuoklių. Ir jeigu trūksta man, tarkim, blendams kažkokios, tai aš susirandu dar kažkokį ir ant jo susiklijuoju. Ir tada aš iš karto pagal ženkliukus gerai orientuojas. Ir tokius visokius likučius, tik tiek, kiek yra tiek susiuvinėsiu, o čia vis tiek siuvinėti yra nemažai, kad ir iš tų kelių siūlgalių, bet tai visko užtenka. Tai va. Šitą aš irgi siuvinėju be lankelio, nes čia tokia gan kieta kanva, būna tik tai susispaudžiu šitais spaustukais, tarkim susiformuoju savo kažkokį lauką, kur aš siuvinėju ir rankose laikydama. Va čia, tarkim, čia net paliktas žydras siūlelis. Tai žiūrim pagal figūrą, čia gan didelė. Bet vis tiek tokį kaip rėmelį galima pasidaryti. Vienu žodžiu. Manau, supratot, kodėl jis vis tik tai užmestukas, nes kaip matėt, nors palyginus su kai kuriom siuvinėti mano pradėtų darbų nėra daug, bet man jų užtenka ir per akis ir norisi vis tiek vis daugiau pabaigti, kad galėčiau daugiau kažko naujo pradėti. Tame tarp ir savo kurtų schemų. Šiaip dabar bus tiesioginiai, netiesioginiai linkėjimai Linaru iš komentarų, nes irgi kaip ir supratau užuominą, kad iš mano dizaino kaip ir norėtųsi, kad būtų didesni ir aš pagalvojau savo, o kodėl aš nekuriu didesnių dizainų. Ir pagalvojau, kad viskas labai paprasta, todėl kad aš suvokiu, jog, tarkim, konkrečiai šiuo momentu, kai aš turiu keletą pradėtų didesnių darbų, man kaip ir nėra tikslo pradėti dar vieną labai didelį darbą. Bet jeigu ką, kaip tik šiandien dirbau su viena schema, tai ten jau bus didelė. Ten jau didelė. Jeigu aš pradėjau daryti ją nuo, man atrodo, 30-40 rėmelį, irgi tokį iš tautinių tokių raštų, supratau, kad rėmelis labai gražus, bet jam per mažai vietos. Tada padariau 50-70. Ir supratau, kad jam vis tiek per mažai vietos. Tai padariau 70-90 ir supratau, kad jau normaliai. Tai čia jau, man atrodo, dabar neatsimenu, kiek kryželių vienoje kraštinėje, kiek kitoje, bet man atrodo, ten 600 ant 450, kažkas tokio. Tai va, bus kažkada. Aha, tai va, 2 užmestukai jau ir parodyti. Laikas, manau, eksperimentams. Pirmą eksperimentą parodysiu visiškai nesusijusiu su siuvinėjimu ir pasakysiu, o kodėl aš mažai siuvinėjau šią savaitę. Ogi todėl, kad mane apniko kažkoks gaminimo, ne tai vajus, tiesiog kažkoks gudrus žodis turi būti, ne tai instinktas, ne tai, vienu žodžiu, įkando mane gaminimo uodas. Ir aš pradėjau eksperimentuoti su visokiom sėklytėm, užsisakiau visokių riešutų ir džiovintų vaisių, aš šiaip jas mėgstu. Ir čia jums parodysiu tokį kaip ir kremą, kaip ir padažą, kaip ir užtepėlę. Tai čia yra iš moliūgų sėklų su trupučiu garstyčių, šiek tiek sezamo grūdelių, bazilikais ir krapais ir druska, truputėlis aliejaus,
toks kaip padažas, salotom gali tikti, arba, nežinau, kad ir prie makarono toks pusiau pesto, nu, vat kažkas visai skaniai gaunasi. Nes aš šiaip visai mėgstu česnakinį padažą, tai šitas turėtų irgi būti labai neblogai. Tai vienas iš eksperimentų yra šitas, o kitas, tai štai yra šitie. Praėjusiu savo savaitgalį aš paeksperimentavau su dažymų kreidelėmis vaškinėmis ir pastelė aliejinė. Nes irgi buvau susiradus, mačius iš YouTube video, jog su vaškiniam kreidelėm atrodo visi ten, oi, ką su jom galima nuveikti, bet jeigu jom kad kažką ir nupiešia ir paskui tenai skalbi lygini, labai tvirtai laikosi spalva, labai stabili. Kadangi man labai ryškiai nereikėjo, aš nesivinėjau labai ryškaus fono dizaino, mane nervina. O kam nervintis, jeigu galima nesinervinti? Tai iš daugiau tokių prigesintų spalvų atspalvių. Tai pabandžiau ant paprasto lino įvairių gabaliukų. Ir, nu, vat tokie eksperimentai. Nu, va čia, tarkim, toks nedidelis irgi vintažinis, nors man atrodo, jums nelabai matosi. Vienu žodžiu, jis yra toksai tarp žemės riešutų kremo spalvos su karamelės atspalviu. Vienu žodžiu, šilta smėlio spalva, paprastai pasakius. Šita yra tokia kaip ir šalta mėlyna į violetinę. Irgi tokia gan švelni. Tai čia būtų kažkokiem mažučiam tokiem dizainam. O čia tokia savotiška, mano skoniui per margai gavosi, čia su juoda pastelė. Man per margai, kad tie lino nelygumai siūlo, per daug išryškėja, man truputį per marga. Bet irgi pagalvosiu, ar dar kažko uždažysiu ant viršaus, tamsinsiu, ar sugalvosiu kažkokį dizainą, kur tai netrukdytų. Šitas gabalėlis yra toks žalia su ruda, taip ir maišiau dvi spalvas ir dar tokią rusvą užpieždavo ant viršaus. Tai irgi toks pem ant pem rezultatas. Tas prisplopintas tamsumas kaip ir gerai, bet man irgi per margas fonas, man norėtųsi tolygesnio. O paskutiniai du gabaliukai man šiaip visai patinka, kaip jie gavosi. Čia va toks yra geltonas. Jum, palaukit. Taip. Gal aš taip paklausuosiu, kad gal matytųsi spalva geriau. Va viduriniam labiau matosi, kokia yra reali spalva. Tai irgi yra gana ryški, geltona, čia irgi su smėliu maišiau. Piešiau su tom kreidelėm. Visai toks malonus, kažkoks gerai nuteikiantis turėtų būti rezultatas. Ir apatinis irgi žydrai melsvas toksai. Kažkokiam dangiškam dizainui, neutraliam. Tai va. Nu ką, žiūrėkit žmonės. Nepraėjo ir valanda, o aš jau ir apie eksperimentus papasakojau. Liko jums parodyti tik du dalykus. Pirmas yra pabaigtuką. O vargšelis, aš manau, jisai susiglamšęs. Bet nieko. Antras dalykas, ką aš dar jums noriu parodyti, yra vieną savo procesą, kurį naują pradėjau ir Instagram'e ir Facebook'e savo truputėlį jau rodžiau. Bet galėsim pamatyti, kaip man toliau sekasi. O tame tarpe pasižiūrėkit, ką veikia katė. Monikėlė, nieko tokio, kad tu čia pasėdži. Siuvinėsi? Ką? Nu, parodyk, ką siuvinėjai. O snukelį? Nu, pasirodyk snukelis. Sus ar parodys. O. Na ką, matėt katę?
Jin tokia. O pabaigtukas mano irgi katinas. Nerealus katinas. Su žuvim. Nasruose. Dabar galit paspėlioti, kiek šitai schemai metų. Spėliokit, aš laukiu, kol jūs spėliojat. Laukiu. Tai galiu pasakyti taip. Užuomina, kuri jums nieko nepadės. Bet man labai linksma. Kad šitai schemai yra tiek metų, kiek man vis dar yra metų. Tai šita schema yra 1984 metų leidimo, tai yra The Prairie Schooler, Cat and Fish, katinas ir žuvis, o aš esu 83 metų gimimo. Ir 41 man bus tik tai Liepos pabaigoje, tai man vis dar tiek pat metų, kiek šitai schemai. Tai va. Tai aš nesivinėjau pilnos schemos, fone dar buvo toks rėmelis ir fone tokie trikampėliai iš 3 tokių taškučių. Aš kažkaip nusprendžiau, kad jam ir, jis pats savo fainas yra. Ir pakeitimas, kokį dar dariau, aš jam išsivinėjau ūsus, nes man pasirodė liūdna, kad katinas be ūsų. Ir originalioje schemoje tai jis buvo be apvadų, visiškai jokių, nulis. Bet man pasirodė, kad ten toks šiek tiek creepy gaunasi tas katinas su tokiam neapibrėžtom akim. Ir aš jam padariau. Jis vis tiek atrodo toks, kaip čia, neapsisprendęs jam čia daug laimės ar mažai laimės. Vienu žodžiu. Ir aš jam dar nosytę padariau raudoną, nes schemai buvo juoda. Ir žuviai šiek tiek padariau apvadų, kad irgi matytųsi. Siuvinėjau irgi iš vairiausių likučių, kokius turėjau ir parinkau spalvas. Daug ką čia rinkt buvo, galima tai pasakyti. Net visos 5 spalvos, kaip pagalvoju. Tai va, mano šių metų pradėtukas ir užbaigtukas. Per 2 dienas, per 2 vakarus. Labai mielas. Bus pagalvėlė. Ta mažytė, kaip matėt. Taip. O čia yra jau mano viena iš kuriamų schemų. Pavasarinis sempleriukas nedidelis. Irgi, idėja jo kilo man iš 2 dalykų. Pirmas, aš turiu iš tokios močiutės gavus ranka perpieštų raštų ant popierėlių. Irgi aš manau kažkada padarysiu video, parodysiu ir tos popierėlius, ir knygas visokias senas, kokias turiu su tais senoviniais raštais. Sakant, vienas renka raritetinius dimensions, aš renku raritetinės knygas. Kiekvienam savo hobis. Ir kaip ir paprastai su tokiam schemam, aš iš pradžių pasidarau kompoziciją iš vienos spalvos, tai yra juoda ant balto, ir tada pradedu spalvinti. Ir šičia kažkaip nesinorėjo man iš anksto numatyti kur ką, norėjusi gyvai, kad galėčiau jausti tą visą pulsavimą paties dizaino, nes man norėjusi perteikti tą tokį ankstyvo pavasario švelnumą ir gaivumą, kai ir pirmosios gėlytės pradeda žydėti, tai irgi ir tos pačios žibutės, ir vėliau neužmirštuolės, ir purienos, ir visokios tenai vyšnios, ir paukščiaką pypaun, čia ir girdo paukščiaką pypaun. Ir labai norėjau panaudoti šitą bordiūrą, kraštelį. Čia yra iš tos močiutės raštų, iš raštų lapelių ir man labai norėjosi kažkur panaudoti. Tai irgi nėra jis čia taip kaip nupieštas rašte, yra tik dalis šito bordiūro. Ir linksmiausia dalis, aišku, čia yra, kad čia bus po 3-4 kryželius ir reikia keisti siūlą. Vienu žodžiu pasilinksmint, kaip su sempleriais galima. Ir aš esu dar giliuose apmąstymuose schemose, aš turiu nusipiešus, kad čia dar būtų po vienetinius paskirus kryželius ir čia dar jungtų irgi iš atskirų kryželių pavienio
toks kaip rėmelis, bet aš taip esu gilioj dilemai. Ar tikrai to reikia? Nes pat visas centrinė dizaino dalis, jinai siuvinėjasi gana paprastai, klasikinis sempleriukas, be jokių nesąmonių, tai jau sakė. Ir jeigu žmogus, išsisiuvinėja čia viską ir čia tik tai rėmelį užbaigti ir pavieniai kryželiai. Tai aš taip pradedu įtart, kad aš nedarysiu tų pavienių, aš darysiu tą tokį vizualinį įrėminimą kažkokiais kitais būdais. Tai vat tuo ir smagi kūryba. Taigi, štai ir viskas. Štai ir viskas, ką norėjau šiandien papasakot. Galiu tik pasidalinti, kad su parduotuvės atidarymu dirbu. Ten išsisprendžiau kai kurias techninės problemas. Tai tikiuosi jau per kokią porą savaitėlių ten viską pasileist. Ir taip toliau. Ir labai yra tikslas, kad ir šita schema atsirastų viena iš pirmųjų pardavime. Pamečiau mintį. Taip, Virginija pametė mintį, išėjo jos ieškot, bet surado. Ir norėčiau pasakyti, kad pabaigai, kad stengsiuos dabar video išleist antradieniais iš ryto. Išeidavo jie 7, aš manau, dabar galėsiu padaryti, kad išeitų 6, tam, kad prie kavos ryte galėtumėt pažiūrėti, gerdami ir gerdamos kavą, arbatą ar kokius kitokius malonius dūšiai ir kūnai gėrimus. Tai visiems smagaus siuvinėjimo ir iki pasimatymo kitą kartą.